Aš esu tikras, kad Lietuvos Lenkams mūsų pergalė rinkimuose tikrai yra geras įvykis. Jis tai yra pozityvus ta prasme, kad atsiranda viltis, kad bus sprendimai ir bus jie iš tikrųjų dėl to, kad mes visi suprantam, kad tos problemas, kurios kyla Lietuvoje arba keliamos Lietuvoje, yra dirbtinai eskaluojamos. Ir iš tikrųjų tas supriešinimas tautinių mažumų ir Lietuvos, sakykime, lietuvių ir bandymas ieškoti čia problemos yra bandymas iš tikrųjų nešnekėti apie daug didesnės problemas, apie tai, kas mes dažnai šnekam, kas mus skiria, bet nešnekam, kas mus jungia. O jungia iš tikrųjų tai, kad, sakau, tautai įsivaikšto ir jeigu šnekėti apie mūsų demografinės prognozes, čia neturi reikšmės Lietuvos Lenkai ir lietuviai ar Lietuvos rusai. Tai yra mūsų mažėja labai sparčiai ir prognozė yra tikrai labai liūdna. Ta optimistinė prognozė Lietuvai yra 2 milijonai gyventojų po 50 metų. Jeigu taip atsitiktų, tai praktiškai tai būtų pusiau mažesnė valstybė negu buvo. Tai to mes neturim daleisti. Ir šitai vietoj ir Lietuvos Lenkai ir lietuviai visų mažumų, tautinių mažumų žmonės ir turėsim padaryti viską, kad žmonės norėtų čia gyventi, kad žmonės jaustųsi saugūs šitoje šalyje ir atitinkamai tada mes galbūt turėsime tą šviesią ateitį, kada ir mes būsim įdomus partneriai kitiems ir pas mus važiuos žmonės ir mes iš tikrųjų turėsim ko pasidalinti.